Treneri kovingos lygiosios sugrįžote į pagrindinį Marijampolės miesto stadioną. Pirmiausia, jūsų komentaras šiek tiek apie rungtynes. Smagu sugrįžti į stadioną ant žalios vejos. Kas liečia rungtynės, jos tikrai buvo neblogos, kaip sakot, kovingos. Labai norėjom 3 taškų, ko ir siekėm. Ir mano nuomonė, iki praleisto įvarčio tikrai buvom geresnė komanda ir kontroliavom rungtynės. Prasileidom įvartį pro standartinės padėties, tada kažkiek įsivėlė chaoso, aišku, turbūt ir žaidėjai. 3 rungtynės per savaitę, gal truputį pritrūko jėgų, bet gaila, jaučiamės praradę 2 taškus, neiškovojo tašką. Pirmas kėlinys apskritai toks, jeigu dar bent vienas įvartis, tai turbūt planas maksimum būtų ir įvartis, ir dominavot praktiškai, kontroliavot žaidimą. Jūsų varžovas, Šiaulių treneris, sakė, kad pirmas kėlinys jam visiškai nepavyko, bet antrajame jie kažką pakeitė ir jau sužaidė visai kitą kėlinį. Jūs ir paminėjot, kad galbūt nuovargis, galbūt kažkur įsivėlėt į chaosą, bet kaip manot, ką galbūt Šiauliai padarė kitaip antrajame kėlinyje, kad jie sugebėjo perimti iniciatyvą? Nemanau, kad Šiauliai perėmė iniciatyvą, kaip minėjau, mes kontroliavom žaidimą iki praleisto įvarčio, o įvartis buvo praleistas po standartinės padėties, nesugebėjom apsiginti, žiūrėsim, analizuosim, gal pritrūko kažkur koncentracijos. Tas mūsų chaosas, kaip minėjau, po įvarčio. Taip, bet padarėm keitimus ir gale turėjom irgi gerą situaciją, bet juos gelbėjo vartininkas. Iš varžovų žaidėjų buvo galima girdėti, kad buvo sunku jau pabaigoje, vis tiek pirmą kartą jie žaidė ant natūralios vejos, jūs jau kažkiek galėjote apsiprasti, vis tiek tai yra ir jūsų namų stadiono, žaidėte ir Dariaus Girėno stadione. Negirdėjote žaidėjų reakcijų, kaip jiems tos pirmosios rungtynės, veja šiaip atrodo nebloga buvo? Aikštė visiems vienoda ir kaip minėjau, gal tos 3 rungtynės pailiui kažkiek tų jėgų pritrūko, nes sunkiau žaisti ant žolės, mes kas liečia, jo treniruojamės ant žolės, bet trečiadienį žaidėm ant dirbtinės aikštės, taip kad nemanau, kad čia kažkokios problemos ar žolė yra. Kaip mes ir laukiam, nelengvos buvo mums rungtynės, situacija mums su žaidėjais, jūs pačiai matėte ant sulelę, ne tiek daug tų žaidėjų buvo, yra traumos ir nemažai traumų kol kas, bet aišku, kad mums buvo labai svarbu šios rungtynės paimti taškus, todėl kad ir Sūduva gerai pradėjo sezono ir mums buvo svarbu realiai ir kovoti už taškus čia. Pirms kėlinys išvis nepavyko taip sužaisti, kaip mes norėtų. Daug davėm Sūduvai padaryti su kamuoliu, jiems buvo 2-3 labai gerai momentai ir pralošėm įvartį. Bet antrų kėlinį mes padarėm korekcijos ir jau galėtų sakyti taip, kad mes sužaidėm tai, kaip mes norim. Neblogai ir mums padėjo 2 keitimai, Nikita Komisarovas ir Karolis Žebrauskas, kas išėjo antram kėlinį. Mes daug mobilesnė buvom ir galėjom geriau antrus kamuolius surinkti ir daugiau kontroliuoti kamuolį. Todėl aš galiu sakyti, kad taip, palimantas rungtynės 1-1 neblogs rezultatas ir aš esu patenkintas, kaip mes pralošėm pirmo kėlinį, pakeitėm žaidimą antram kėlinį. Žaidė trečiadienį, nedaug laiko pasiruošti šioms rungtynėms, o čia buvo jūsų pirmas kartas komandai, kuomet žaidėte ant natūralios vejos. Atrodo, galbūt tai turėtų būti šeimininkų privalumas, nežinau, ar pirmajame kėlinyje tai buvo jų privalumas, ar kitos priežastys lėmė, kodėl jie žaidė geriau, bet kaip manot, kodėl antrajame kėlinyje jums būtent pavyko kontroliuoti žaidimą, net ir kai atrodo, jau buvo sunku, nes ir iš pačių žaidėjų buvo girdėti, kad tikrai nebuvo lengva, kai praktiškai vos ne pirmą kartą teko išbėgti ant natūralios vejos. Aišku, kad tas buvo dar vienas faktorius, kas mums padarė tos rungtynės sunkiau, bet man atrodė, kad būt komandam, kol kas buvo nelengva. Ja šeimininkam nuo vienas pusės jie čia žaidė, galėjo pasiruošti, bet 3 dienas atgal jie irgi žaidė ne ant natūralios aikštės. Aš negalvoju, kad tas buvo geriau vienai ar antrai komandai, aš galvoju, kad kažkur lygiai, kol kas abiem komandam tas biškai buvo problema su ta.
Dabar keliaujam prie tų traumuotų žaidėjų, jų ten yra tiek, kad praktiškai vos ne visą 11-uką jau tuoj galėsit surinkti. Neklausiu apie kiekvieną konkrečiai, bet galbūt yra jau žaidėjai, kurie jau gal artimiausiu metu galėtų sugrįžti ir padėti jau, arba bent jau rotacijas pagilinti, nes šiandien ant suolo buvo 5 žaidėjai, aikštės žaidėjai iš jų 2 jaunimas ir dar 3 žaidėjai, kurie taip pat iš esmės yra jaunimas. Tai kokia situacija su žaidėjais, kurie galėtų grįžti? Na, aišku, ką aš galvoju, kad dabar ta situacija bus biškai lengvesnė, todėl, kad yra 1 savaitė, mes galim biškai pailsėti, sugydyti mažos traumos, kas yra kitiems žaidėjams. Ir mes laukiam, kad 2 žaidėjai galėtų grįžti nuo sekančios savaitės, pažiūrėsim, kaip bus, todėl, kad po traumų vienas yra pradėti treniruotis kartu su visa komanda, bet antras yra, kaip jie bus pasiruošti reališkai žaisti į rungtynės ant rezultatą, bet vis tiek, kas bus svarbu, dabar bus tas savaitės ciklas ir tas duos mums šansų geriau pasiruošti sekančiam rungtynėms prieš Džiugas komandų, bet taip yra ir žaidėjai, kokie 3-4, kur mes lauksim daugiau kaip mėnesį.